Rugpjūtį Lietuvos knygų lentynose pasirodęs islamo religinės knygos Korano vertimas per nepilną mėnesį tapo vienas populiariausių pirkinių. Baltų lankų knygynų komercijos vadybininkė Viktorija Taliušytė teigia, kad šį Korano vertimą skaitytojai graibsto iš visų Vilniaus knygynų. Mūsų knygynuose Koranas išverstas į lietuvių kalbą pasirodė rugpjūčio mėnesį ir iškart tarp skaitytojų jis tapo labai populiarus ir šiuo metu jisai užima 3. vietą tarp visų perkamiausių knygų. Lietuviškas Švento Korano vertimas kainuoja 93 litus. Tačiau palyginus aukštą kainą pirkėjams nebaisi, nes jau dabar išpirkta 1/3 iš 1000 išleistų knygos kopijų. Koraną į lietuvių kalbą išvertė poetas ir vertėjas Sigitas Geda. Anot žymaus poeto jis didelę gyvenimo dalį domėjosi islamo poezija. Pirmiausia, Korane poezijos ir ieškojau. Versdamas turėjau prieš akis arabišką originalą, Korano vertimus į rusų, latvių, lenkų, vokiečių, anglų kalbas. Darbas nuo pradžios iki galo užtruko apie 7 metų. Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto Azijos ir Afrikos studijų centro vadovas Egdūnas Račius teigia, kad lietuviškasis Korano vertimas padės tautiečiams geriau pažinti ir suprasti islamo religiją ir kultūrą. Praėjusį mėnesį Lietuvos knygynuose pasirodęs pirmą kartą į lietuvių kalbą išverstas visas islamo šventraščio Korano tekstas suteikia unikalią galimybę Lietuvos gyventojams betarpiškai prisiliesti prie islamo ir jo pagrindų ir tokiu būdu praplėsti savo supratimą apie šią religiją ir potencialiai kultūrą. Koranas reikalingas ne tik lietuviams, nes mūsų šalyje gyvena apie 10 000 musulmonų.